7 universalūs sėkmės dėsniai. Norint gyvenime pasiekti visko, ko nori, pakanka laikytis tam tikrų psichikos dėsnių. Kontrolės dėsnis. Niekas negali priversti jūsų jaustis pažemintų be jūsų sutikimo. Kontrolės dėsnis teigia, kad jūsų požiūris į save yra tiek teigiamas, kiek jūs kontroliuojate savo gyvenimą, ir neigiamas, kiek jaučiate, kad prarandate jo kontrolę arba esate valdomas kitos išorinės jėgos. Kitaip tariant, jums gali atrodyti, kad jūs kontroliuojate savo gyvenimą, patiriate laimę ir pasitikėjimą, arba kad jūsų gyvenimą kontroliuoja kiti, esate bejėgis ir jaučiatės auka. Abiem atvejais jūsų gyvenimo kontrolė prasideda nuo jūsų pačių minčių. Tai, kaip mąstote apie situaciją, lemia jūsų jausmus, o jausmai jūsų elgesį. Priežasties ir pasekmės dėsnis. Kaip šauksi, taip atsilieps. Priežasties ir pasekmės dėsnis teigia, kad kiekvienas poveikis mūsų gyvenime turi priežastį. Yra specifinės sėkmės ir nesėkmės, sveikatos ir ligos, laimės ir nelaimės priežastis. Nustatykite, kas jūsų gyvenime veikia, ir darykite daugiau. Nustatykite, kas neveikia, darykite mažiau ir darykite ką nors kitaip. Svarbiausias šio dėsnio pritaikymas yra tas, kad mintis yra priežastis, o sąlygos ir aplinkybės yra tų minčių pasekmės. Tikėjimo dėsnis. Tikėjimo esi apdovanotas. Tikėjimo dėsnis teigia, kad viskas, kuo tu karštai tiki, tampa realybė. Jūsų įsitikinimai sukuria tunelį jūsų vizijai. Tai yra, matai būtent tai, kuo tiki. Jūsų įsitikinimai nulemia jų sėkmei arba atvirkščiai. Lūkesčių dėsnis. Tikiu, kad čia nutiks kažkas nuostabaus. Viskas, ko tikite su pasitikėjimu, tampa jūsų įvykdyta pranašyste. Jūs gaunate iš gyvenimo ne tai, ko norite, o tai, ko iš jo tikitės. Traukos dėsnis. Panašus pritraukia panašų. Tu esi gyvas magnetas. Jūs nuolat pritraukiate į savo gyvenimą žmones ir situacijas, kurios dera su jūsų dominuojančiomis mintimis. Štai kodėl tiek daug naudingų žmonių ir situacijų traukia į tų gyvenimus, kurie tiksliai suvokia savo tikslus. Atsakomybės dėsnis. Atsakomybės dėsnis sako, kaip viduje, taip ir išorėje. Tai reiškia, kad jūsų išorinis pasaulis yra jūsų vidinio pasaulio atspindys. Šis dėsnis leidžia atpažinti tai, kas vyksta jūsų viduje, stebint, kas vyksta aplinkui. Tikslingai susikoncentravę į norimą vidinę būseną, galite pakeisti išorinės aplinkybės. Kitaip tariant, būti, daryti, turėti. Psichikos ekvivalentiškumo dėsnis. Šis dėsnis teigia, kad mintis materializuojasi. Ryškios vaizduotės ir kartojimosi pagalba jūsų mintis pakrautos emocijomis virsta realybė. Turite būti dėmesingi, ką ir kaip galvojate. Ir tada visi jūsų tikslai ir norai išsipildys. Pratimas. Pasirinkite vieną tikslą, kurį norite pasiekti santykių, sveikatos, karjeros, finansų, vidinio pasaulio srityse ir išanalizuokite, kaip blokuojate ir palaikote save jų siekdami kiekvieno dėsnio atžvilgiu. Jei būsite sąžiningi su savimi, tikriausiai pastebėsite, kai kuriuose srityse save ribojate. Savo apribojimų supratimas yra pirmas žingsnis siekiant jų atsikratyti. Ir galbūt šiandien tau nutiks kažkas nuostabaus.